Sveiki, aš Dainius. Turbūt būsiu amžinas studentas. Radau puikų būdą mokytis. Nereikia anksti keltis ir apskritai į paskaitas eiti. Mokytis galiu bet kur. Čia, kavinėje, svečiuose pas draugę. Visur, kur tik yra kompiuteris ir internetas. Stebinau? Kalbu apie nuotolinės studijas. Manau, yra be galo daug priežasčių, kodėl verta jas pasirinkti. Pavyzdžiui, gal labai norite studijuoti, bet šiuo metu negalite palikti darbo vietos ir išvykti į kitą miestą. Arba dėl asmeninio gyvenimo aplinkybių turite daug laiko praleisti namuose su šeima. O gal tiesiog finansinė padėtis neleidžia kurį laiką nedirbti ir atsidėti vien studijoms. Išeitis visada yra, o šiuo atveju tai nuotolinės studijos. Pamėginsiu ir jums papasakoti apie Lietuvos virtualų universitetą www.lvu.lt ir savarankiškam neformaliam mokymuisi skirtą portalą www.studijuok.lt. Taigi, visų pirma, naršyklės paieškos laukelį įveskime adresą www.lvu.lt. Štai ir esame pradinėme svetainės puslapyje. Lietuvos virtualaus universiteto svetainė tiesiausias kelias į Lietuvos švietimo institucijų rengiamus nuotolinio mokymosi kursus. Lietuvos virtualios bibliotekos elektroninius katalogus ir kitas elektroninės paslaugas, praverčiančias siekiantiems nuolat tobulėti. Taigi, susipažinkime su Lietuvos virtualaus universiteto siūlomais kursais. Čia visų kursų sąrašas. Susidomėjote vienu iš jų? Spustelėję kurso pavadinimą galėsite perskaityti jo aprašymą. Pavyzdžiui, man įdomus štai šis. Taip pat galima sužinoti pasirinkto kurso pradžios ir pabaigos laiką. Šioje lentelėje matote aktualias datas. Nusprendę, kad tikrai norite užsiregistruoti į šį kursą, tiesiog spraktelkite nuorodą registruotis. Dabar reikia užpildyti pateiktą registracijos formą. Primenu, kad žvaigždutėmis pažymėtus laukelius užpildyti būtina. Rašykite vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, prisijungimo vardą, slaptažodį, jį pakartokite. Taip pat nurodykite, kokiai organizacijai priklausote ir kokios jūsų pareigos. Tada jau galima drąsiai spausti nuorodą registruotis. Štai sistema patvirtina, kad viską atlikome puikiai. Vadinasi, belieka laukti nurodytų elektroninio pašto adresu atkeliausiančio paraiškos patvirtinimo. Naršyklės paieškos laukelį įveskime adresą www.studijuok.lt. Portalas www.studijuok.lt skirtas visiems, norintiems nemokamai savarankiškai neformaliai mokytis. Čia rasite viską, ko gali prireikti. Mokomosios medžiagos, nuotolinių kursų programų, atsakymų ir rūpimus klausimus. Visų pirma, siūlau užsiregistruoti, kad turėtumėte dar daugiau galimybių. Galėsite pasirinkti patikusius kursus ir juos parsisiųsti, dalyvauti diskusijose ir vertinti pateiktus kursus. Norėdami užsiregistruoti, spustelėkite pagrindinio portalo lango viršuje dešinėje esančią nuorodą – registracija. Įveskite registracijos duomenis. Slaptažodis bus išsiųstas nurodytu elektroniniu pašto adresu. Nepamirškite pažymėti, kad susipažinote ir sutinkate su taisyklėmis. Jas perskaityti galite spustelėję mėlyną nuorodą taisyklėmis. Tada jau galite spausti tinka. Matote, registracijos žinutė jau sėkmingai išsiųsta. Gavę laišką iš www.studijuok.lt su slaptažodžiu, spustelkite šią nuorodą, kad prisijungtumėte prie portalo. Įveskite ir pakartokite gautą slaptažodį, o tada spustelkite nuorodą saugoti. Matote, duomenys išsaugoti sėkmingai. Kairėje matome kursų temų sąrašą. Pasirinkime įdomiausią. Štai visi šios temos kursai. Norėdami priskirti dominantį kursą prie pasirinktųjų, spustelėkite nuorodą įtraukti mano pasirinkimus. O jei norite peržiūrėti mokymų aprašymą, spustelėkite kurso pavadinimą. Štai jau rodomas pasirinkto kurso filmukas. Jei jį peržiūrėję norite grįžti į visų kursų lentelę, tai reikia spustelėti mygtuką atgal. Noriu atkreipti dėmesį, kad peržiūrėtą kursą galite įvertinti ir parašyti jo komentarą. Tiesiog pažymėkite norimą balą, laukelėje parašykite komentarą ir spustelkite nuorodą tinka. Įvertinę ir pakomentavę galima perskaityti anksčiau parašytus komentarus. Kiek aukščiau matote nuorodas, naujausi, dažniausiai peržiūrimi, geriausiai įvertinti.
Pasirinkę vieną jų, iškart matysite naujausius ir dažniausiai peržiūrėtus kursus, tuos, kurie jums įdomiausi. Kitas pasirinkimas – nuoroda video, kurią spustelėje galėsite pasirinkti vieną iš mokomųjų filmukų. Kairėje yra temų sąrašas, galite pasirinkti įdomiausią temą ir aktualiausią filmuką. Norėdami priskirti kurį nors filmuką prie pasirinktųjų, spustelėkite nuorodą įtraukti į mano pasirinkimus. O jei norite tik jį peržiūrėti, spustelėkite jo pavadinimą. Nagi žvilgterėkime į dar vieną pasirinkčių juostos nuorodą straipsnį. Spustelėję ją kairėje matome temų sąrašą ir galima pasirinkti dominančią temą ir konkretų straipsnį. Norėdami įtraukti straipsnį prie pasirinktųjų, spustelėkite nuorodą įtraukti į mano pasirinkimus. Arba tiesiog spustelėkite jo pavadinimą, jei norite straipsnį tik perskaityti. Gaila, bet kol kas garso įrašo skyriuje informacijos nėra. Jei netrukus jos atsiras, pasirinkti dominantį garso įrašą ir jį perklausyti bus taip pat paprasta ir patogu, kaip susipažinti su kursais, žiūrėti filmukus ar skaityti straipsnius. O gal būsime pirmieji čia įkėlę savo mokymų? Juk tai tikrai būtų šaunu. Taigi skubu parodyti, kaip tai padaryti. Vienas paskutinių pasirinkčių juostos punktų yra mano studijos. Čia rasite visą su konkrečia studijo programa pasirinktą svetainė www.studijuok.lt susijusią informaciją. Dešinėje yra temų sąrašas. Pasirinkę ir spustelėję nuorodą kursai, video, straipsniai arba audio, matysite visus pasirinktus mokymus. Beje, jei norėtumėte ištrinti kurį nors mokymą iš savo pasirinktų, tiesiog spustelkite nuorodą išmesti iš mano pasirinkimų. Norėdami įkelti savo mokymų, pasirinkite nuorodą atsiųsti naują kursą. Atsivėrusioje lentelėje užpildykite reikiamus laukelius, pasirinkite tipą, parašykite antraštę. Tai yra mokymasi kurso pavadinimą. Įrašykite raktinius žodžius ir įkelkite įrašą iš savo kompiuterio. Viską užpildę, spustelkite, saugoti. Skyriuje mano studijos pasirinkę nuorodą nustatymai galėsite pakeisti savo slaptažodį. Laukeliuose įveskite 416 simbolių slaptažodį, jį pakartokite ir spustelkite mygtuką saugoti. Paskutinis pasirinkčių juostos punktas yra diskusijos, kur rasite daug įvairių pokalbio temų ir galėsite parašyti savo pastabų, pasidalyti patirtimi, paklausti patarimų ar sukurti diskusijos temą. Norėdami skaityti diskusijas, spustelkite pasirinktos temos pavadinimą. Lango apačioje pamatysite lentelę, kur ir galite rašyti savo komentarą. Tada spustelkite tinką ir jūsų komentaras atsidurs prie kitų diskusijos pastabų. Įdomu, kaip kūriamos naujos diskusijų temos? Tam tai reikia grįžti į diskusijų temų sąrašą ir jo apačioje esančioje lentelėje įrašyti kuriamos diskusijos pavadinimą. O tada spustelėti mygtuką tinka. Noriu jums trumpai pristatyti dar vieną paslaugą – paiešką, leidžiančią ypač lengvai surasti norimą mokymų temą. Tai reikia šiame laukelėje įvesti žodį apibūdinantį reikalingą temą ir spustelėti nuorodą ieškoti. Štai kaip nesunkiai radau, ko norėjau. Tikiuosi dabar ir jūs įsitikinote, kad pasirinkti nuotolinės studijas išties verta. Tai labai patogu ir dažniausiai nemokama. Taigi, nedelskite.